idėja visada buvo, kad ateitų žmogus ir jis galėtų visas apsirengti tos mūsų kelnes, švarkas, bluzonas ir dar kuprinę kažkokią pasiimtų, kad galėtų keliauti. Norėjom tokio tradicinio prieimo prie pačio gaminio, pabendrauti su žmogum, išieškoti tą daiktą, kuris galės nešiot labai ilgai ir išsaugoti to pagal užsakymą gamybos grožį. Retas dalykas yra turbūt Lietuvoje, kad nueit pas kažkokį tai meistrą ir kad pas jį sėdėti ir mokintis amato. Dalį laiko aš gyvenu Jungtinėse valstijose ir susiradęs keletą siuvyklų tiesiog paklausiau, ar galėčiau pas jus atvažiuoti padirbti pameistriu. Mane ten priėmė su atviresniu požiūriu, kai aš pasakiau, kad aš noriu kažką išmokti. Jie labai apsidžiaugė, jie man leido viską daryti, ką aš noriu. Bandai, nesigauna, vėl ardai, vėl bandai. Vėliau į komandą pas mane atėjo bičiulis, kuris jau yra baigęs siuvėjo specialybę, tai jis tų tokių formalių žinių atnešė. Tai aš visą laiką norėjau turėti komandą, nes vienas kietas nebūsi niekados. Čia buvo labai svarbi detalė, kuriant siuvyklą, reikia asmenybę. Tai kad kiekvienas būtų kažkoks savotiškas, kažką atneštų savo. Geriau lėtai ir užtikrintai, daiktus konstruoti, juos išdirbti, juos kokybiškai padaryti. Turiu tokį posakį per įmonės gimtadienį, kad šiais metais yra geriau negu praeitais. Tai aš tikiuosi, kad ir po 10 metų galėsiu pasakyti, kad šiais metais yra geriau negu prieš 10 metų buvo. Mes nesistengiam būti kitokie. Niekad nesistengiau ten ar pritapti, ar išsiskirt. Aš tiesiog norėjau susikurt vietą savo. Tiesiog siuvam, gyvenam savo gyvenimą, klausom geros muzikos ir dalinamės tą savo kelionę su visais.